Sveiki. Filmuojam. Mūsų dėjus gaunas gėjus, oh my god. Aš bloga karvytė, Ar tu pradėjai šnekėti? Nebešnekėti. Tai kur Gediminai mes važiuojam šiandien? Pas pusseserę. O kur yra tavo pusseserė? Litexpo. O kas yra Litexpo? Geimonas. Wow, pagaliau pasakei. Nu tai va, šiandien varom į Geimoną. Pažiūrėsim, kas geresnė tenais, gal kažką... Ką? Tai sakyk, ką norėjai sakyti. Mes važiuojam į Creator Showdowną, kuris prasidės už 3 minučių. Mums liko 5 minučių kelią. Spėsim, manau. Nu tai jis vyks savais visą dieną, tai aš atspėsiu. Tai va, jungsim YouTube ir žiūrėsim streamą. Nu tai va, žiūrėsim, ką galim parodyti jums iš tenais. Ir tiek. A ne? Aš tai nežinau, jis save parodysiu. Nu tai toks ir esmė tokia, kad mus parodyt, ne? Prieš ką rodysim? Ai, Prieš ką pasirodysim? kai žiūrėjai šitą video, kai aš dar pasirodysiu. Žinau, kad aš vasarą šitą video su pagal dainą. Net nebandyt, šitas bus pirmo numerio, What? Bro, what are you talking about, man? Tai va, važiuojam į Geimoną. Pasimatysim ten. Ką veikia Gediminai? vairuoja? Ką veikia Gediminai? Kas vairuoja? Niekas nevairuoja, man atvažiavo viskas jau. Mašina ir pati važiuoja, ne? Ką darai, klausiu? Trupinu, galiorkai. Ponas įsižergęs gale sėdi. Kaip kelionė patiko? Ne. Kodėl? Kur aš kainuoju? Tik dėl to? Mhm. Okay. Nu tai va, atvažiavom. Bandysim patekti į vidų. Kaip manai, leis mus ar nelabai? Aš irgi taip manau. Nežinai, neprasidėjo. Jau prasidėjo, jau krenta iš lėktuvų. Gaudaisi? Pradėsiu, jeigu reikės. Nu? Jeigu kažkas iš žiūrovų buvo Creator Showdowne ir ten bandė sveikintis, tai sorry, aš tiesiog nesupratau, kas vyksta. Man per staigu buvo. Aš nesorientuoju aplinkoj biškai. Tai labai atsiprašau. Nes iš manęs buvo tiesiog ir nuėjau maždaug. Ką čia daryti? Mieste žiūrėjau šunų. Mieste žiūrėjau man baisu. Mieste jūs tiesiog artėja einu. Iškina ėjau. Žiūriu, jūs te jau dingus. Juste, kur tu dingai? Pamačiau, kad galima pjauti traktorium žolę. Juste, kur tu dingai? Aš jau nuėjau toliau ir žiūriu, nebėra jūs tas dingus. Atsisuku Farming Simulatorių, jau kapoja. Taip gražu mane palikta, ne? Ką daryti? Ten žiūrėk, va, pilna, gali eit pavažinėti.
varyk, rink taškus siūsti, davai. Nepataikai, biški. O, nu davai tą didžiausią. Molodėt. Kaip manai, top 1000 būsi? Tu ne tą darai, va čia reikia spausti, matai, aktyvuoti Windowsus. Prašom aktyvuoti Windowsus. Niam. Kaip jautiesi, Gediminai? Labai smagiai, 2 kart mane sutaužė tiesiog. Nepatiko? Ne, tai fainai. Bus pralaimėjus. Ką? Ar tu norėtum šitą geimą su mumis kartu, kad pažaistumėm? Ne, nes mirsiu. Ne, ten kai išmoksiu kombo mane daužyt pradėsi. Gerai bus. Važiuoju. Pagaliau supratau 3-1. Lygias esi. Finišas buvo įveiktas sėkmės. O? Tai va. Aptarimas mūsų. Mes grįžom iš Gimono. Aptarimas mūsų Gimono renginio. Tai Keliaus į svarbią vietą atsiminimam. aš tai manau, kad pasikabinsiu, nes tipo. Aš manau, kad pasikabinsim ten, kur matys tas Tai matai. taip į svarbią vietą, sakau, kabinsime. Aš Gal galvoju- netgi čia kažkur ant povo. Ant šito. Aš galvoju, čia sarkazmas. Ne. Į svarbią vietą į stalčių. Nu, tiesiog malonu, taip prasme, kad ir pas mus tie žiūrovai, jų ten nedaug labai, bet vis tiek malonu, kad gavom toks kvietimus, tipo praėjimus. Labai Šiaip fainai. renginys man patiko, visai įdomus dalykas. Pirmą kartą buvom. Jo, aš kai vyko prieš 5 metus, aš žiūrėjau transliaciją visą Gimono, bet man atrodė per televiziją. Gimono transliaciją, tai man jau pasirodė įdomu, sakiau, kad varysiu, bet taip ir nebuvo jau tada Gimono daugiau. Ir dabar taip gavom galimybę nemokamai taip palaikyti. Jo, kas tau labiausiai patiko? Nu vis tiek žaidimus pažaisti, pabandyti. Man tas įdomu, aš gaila, kad mes tik vieną dieną, nes jeigu būtumėm kelias dienas, tai tikrai būčiau žaidęs tuos, normaliai žaidimus. Dabar tik taip prieinam, biškį pabandom, nueinam, ten vieną simuliatorių pabandėm, jūs tą dviratį pabandė praminti dėl batonėlio.
Ir taip, va, būtų įdomu su kažkuo atvažiuoti kartu ir nueiti ten, nu, normaliai, pavyzdžiui, pasėdėti ant 4 gėjimus, buvo Mario, ten dar kažką, va, tokius pabandyti ilgiau pažaisti. Pasimėgaut labiau, kaip sakant, ne tik biškį pamaigai, eini toliau, biškį pamaigai, eini toliau. O tau? Ne. Sakė, kad tipo visą laiką daugiau žmonių būdavo, bet iš pat pradžių mane pirmoji dienos pusė labai erzino vaikai, kad jų buvo tiek daug ir jie buvo visur. Bet jau turėjai darbę priprast, kad ten pas tave ateina vaikai, klikauja ir bet jie nesustumdo, čia tai ta prasme visiškas chaosas, ta prasme tu sėdi, tai nusistumia ir jie eina prie to kompiuterio per tiesiai, kiaurai per viską. Man buvo, ten vienas vaikas, ten tiem prižiūrėtojam, ten senientų makaronų, ar kaip jūs sako, berniukas, ei, berniukas, ei, berniukas. Mažas vaikas, tipo suaugusiam, va tokį šaudo. Aš toks, okei. Antiek man nagli vaikai šiais laikais. Ir mes, gal einam simuliatorių, ne, aš nedrįstu. Aš bijau pasibaigti, nenoriu simuliatorius ten vaikai. Berniukas, aš čia žaist noriu. Nežinau, man šiaip fainai, tiesiog pabūti ir paimti, man labai patinka apeiti ant tas visus parduotuvėlės, tas visas, žinai, apeiti fainai pasižiūrėti. Nors norėsi gal jų daugiau šiek tiek. Bet fainai. Ai, pačių, kur nusipirk daikčiukus? Jo, gal tų. Nes buvo antri aukštai, kur galėjo gal išpildyti. Žiauriai fainai, kad gavom tokią galimybę. Turbūt didžiausias ačiū yra mamukui ir šalnai. Jau, gaila, kad su niekuo neteko pabendrauti, man paskutinę dieną atvažiavom, tai... Jo, nes visi buvo pirmas dienas. Galim parodyti savo lauknišėlį iš neįmolų. Taip. Tai turim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pakelius žydelio krekerių. Opa. Dalino nemokamai. Būtumėm turėję didesnę kuprinę, būtų buvę daug daugiau. Čia tiek, ką mes turim, čia yra mažai. Tiek, kiek ten visiems dalino, ten saujam pundais, visi neši, ten eina savo. Tada užminimą dviračio batalėlis. Jūs ten išminė 308. Ai, numatė. Taip. Tada kažkokį čia antistresinį pakabuką gal. Ką čia laimėjai? Už 4 eurus, va. Kažkokį antistresinį. Just. Ar laiminga savo išlošimu? Negismajo. Nusipirkau, negalau. Ėmė burtų techninį nesklandumą, palaukime. Gerai. Tai va, jūs tą sumokėjo kiek? 4 eurus ir traukė ten lapelį, ką gaus dovanų misterį. Jo, tai va. Gal. Ir ar taip papalaitosi? Ai, tai dar ženkliuką turim. Kur antras ženkliukas? Nežinau, kupriniai turbūt. Du ženkliukas nusipirkau. Vis tai gal užteks? Gal užteks jau? Jau gal užteks šitų dviejų? O. Mes dabar parodėm ant filmuką Totoro, tai mes dabar fanai esam. Tai dar nusipirkom tą temą. Ta tema nusipirkom iš Totoro busiką. Ir Totoro. Ir tada... Ir sukom laimės ratą ir abu išsukom makaronų. Pirmą kartą. Pirmą kartą. Jo. Pasisekė. Tai va, sakė, kokių norit, sakau, nežinau, aš nevalgysiu, duokit, kad pakliūtų. Tai va. Tai reikia žinoti tiesiog, kad jau pasiimt laisvas tas visas dienas, kad gautųsi. Nes tikrai verta ir visas dienas verta, manau, būti. Labai liūdžiu dėl penktadienio, kad koncerte nesudalyvavom, nes labai norėjau. Žiauriai. Nu, tada visas gal ir tas visam fainai. Bet labai esu laiminga ir buvau ten, atrodo, laimingiausias žmogus iš visų. Kur mes besėdėm, aš su visą šypseną tiesiog laiminga. Gal čia dėl to, kad kavos iškėlė. Prieš kavą irgi buvau laiminga, gerai. Man žiauriai patiko, žiauriai fainai buvo ir pabūti žiauriai fainai. Labai faina galimybė. Ačiū visiems organizatoriam. Tiek iš mūsų šiandien šioj kelioniai. Buvo žiauriai faina, labai patiko. Tai va. Verta varyti, verta. Lauksim kito renginio. Taip. Tai kitų metų laukiam. Žiauriai noriu kaip su dalyvius dalyvauti. Ne tik kad pažiūrėti, varyti. Jo. Taip. Tik kad susisiekti. Ata! Per mūsų priimus.